Ankstyvą birželio 13 rytą Izraelio kariuomenė pradėjo netikėtą Irano puolimą. Izraelio aviacija ir specialiosios pajėgos ant žemės smogė Irano kariniams taikiniams, oro gynybos sistemoms, vadavietėms, aukštiems karininkams bei Irano mokslininkams ir branduolinės programos objektams. Iranas atsakė balistinėmis raketomis smogdamas Tel Avivui. Tokiu principu karas jau vyksta kelias dienas. Oficialus Izraelio karo tikslas sunaikinti Irano branduolinę programą. Izraelio žvalgybos nuomonė, Iranas artimiausiu metu bus pajėgus pasigaminti branduolinį ginklą ir galbūt net jau turi pakankamai išsodinto urano 14 branduolinių galvučių pagaminti. Kitas dalykas yra Irano konvenciniai raketų pajėgumai. Iranas sukūrė hipergarsinės balistinės raketas, galinčias įveikti Izraelio oro gynybą. Šios raketos yra labai nebrangios ir greitai gaminamos, tad jei Iranas per artimiausius keliarius metus pagamintų pavyzdžiui 20 000 tokių raketų, kurių vienas užtaisas sveria toną, tai Izraelis niekaip nesugebėtų nuo jų apsiginti. Galiausiai Iranas yra vienintelis likęs Izraelio geopolitinis priešas, kuris remia įvairias sukilėlių grupės priešiškas Izraeliui ir taip trukdo žydų valstybei pasiekti hegemoniją artimuosiuose rytuose. Izraelis skelbėsi padaręs daug žalos Irano kariuomeniai, smogęs jo branduoliniams objektams, bet iš tikrųjų Izraelis gali tikėtis pergalę šiame konflikte tik tuo atveju, jeigu Irano režimas bus nuverstas ir į valdžią ateis Izraeliui draugiška vyriausybė. Nes valdžioje likęs dabartinis Irano režimas per keliarius metus vis tiek galės atstatyti savo, jeigu ne branduolinius, tai bent jau konvencinius pajėgumus. Taip pat Izraelis yra vienas nepajėgus sunaikinti Irano branduolinių objektų, nes jie yra giliai po žeme, kaip pavyzdžiui Fordo branduolinis kompleksas, kurio vieno praktiškai užtenka branduoliniam ginklui pagaminti. Tokius objektus gali sunaikinti tik specialios po žeme besirausiančios bombos, kokias turi ir gali iki taikinio nugabenti tik amerikiečiai. Nors ir tai negarantuoja misijos sėkmės, nes pavyzdžiui GBU-57 bomba pramuša 70 metrų žemės, o Fordo yra 90 metrų po žeme ir galimai turi gana stiprius šarvus. Todėl be Jungtinių valstijų įsitraukimo Izraelis niekaip nepasieks savo karinių tikslų. Galimai į karą gali įsitraukti ir Europos valstybės, kaip Prancūzija, Vokietija ir Didžioji Britanija. Problema ta, kad Jungtinės valstijos turi labai daug karinių bazių artimuosiuose rytuose, kurios yra lengvai pasiekiamos Irano raketoms arba netgi antžeminiams sukilėlių grupėms. Tad jeigu Jungtinės valstijos užpultų Iraną, Iranas atsakytų ugnimi, tai beveik garantuotai žūtų amerikiečių karinis personalas. Be to, Amerikos prezidentas, nors ir yra nusiteikęs prieš karinės intervencijas, yra visiškai priklausomas nuo proizraelietiškų lobistinių grupių. Tad jis gali nusispjauti į Ukrainą, Taivaną ar Baltijos šalis, bet neremti Izraelio jis tiesiog negali. Todėl Jungtinės valstijos garantuotai įsitrauks į šį konfliktą ir tada turėsime vieną iš dviejų rezultatų. Arba amerikiečiai ir izraeliečiai tiesiog nepajėgs nuversti Irano režimo, nukentės Amerikos bazės, galimai amerikiečiams netgi teks atsitraukti iš regiono. Vakarai atrodys silpni ir taip padrąsins vakaram priešiškus režimus veikti. Arba Izraelio koalicija nuvers Irano režimą, bet tam prireiks bent jau dalinės sausumos invazijos į Irano teritoriją, kas kainuos daug gyvybių, resursų ir pajėgumų, kurie galėtų būti panaudoti ginant sąjungininkus. Amerikai įstrigus Irane, Kinija įsiverš į Taivaną, nes karui su Iranu prireiks tų pačių laivų ir lėktuvų, kurie galėtų būti naudingi Kinijos atgrasymui. Jungtinės valstijos galbūt parems Taivaną, bet tada visi užmirš Ukrainą ir Baltijos šalis, o Trump administracija apskritai yra prorusiška ir niekada neįsiims jokių veiksmų Rusijai kaip nors stabdyti. Tad Putinui atsiras galimybė užimti daugiau Ukrainos teritorijų ir surengti provokacijas prieš NATO nares. Spėju, kad jie puls Estiją, kur yra silpna ir izoliuota ir turi didelę rusakalbių mažumą. Jeigu tikėsime pačiais estais, prorusiški Estijos politikai netgi mėgino suburti ginkluotą grupuotę, turėjusią nuversti Estijos valdžią. Bet kokiu atveju karai vyksta, kai lyderiai apsiskaičiuoja. Tad labai tikėtina, kad Putinas gali nuvertinti NATO atsaką ir tokiu būdu karas Ukrainoje gali išplisti už jos ribų. Tokiu būdu atskiri karo frontai artimuosiuose rytuose, Azijoje ir Europoje pamažu susijungs į vieną didelį pasaulinį konfliktą. Su Rusija, Iranu ir Kinija vienoje pusėje ir NATO, Jungtinėmis valstijomis, Izraeliu bei jų sąjungininkais kitoje pusėje. Šitas karas bus ilgas ir kainuos milijonus gyvybių. Gera žinia ta, kad mes tą karą tikriausiai laimėsime, o bloga žinia ta, kad po karo pasaulyje liks tiesiog vienas politinis blokas ir tada liks labai nedaug kliūčių įvesti vientisą pasaulio vyriausybę su vientisa pasaulio santvarka, finansinė sistema, ideologija ir kariuomenė. Ačiū žiūrėjusiems, iki kito karto.